Per trumpą laiką Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė Brelytus Tekstil Dzūkijos sostinėje įsteigė naują įmonę. Bendrovėje jau įsidarbino 450 nedarbo kamuojamo miesto gyventojų. Nebuvo jokio noros kurti darbo vietas. Buvo noras kažką pradėti gaminti. O pasisekė sukurti tiek daug darbo vietų todėl, kad buvo didelis entuziazmas tų žmonių, kuriais aš dirbau. Mes siuvam viską iš lietuviškos medžiagos, Lietuvoje margintos, bet siūlai siuvimo yra nelietuviški, siūlai atvežti, užtat, kad niekas Lietuvoje negamina siuvimo siūlų. Parduodam viską vakaruose, todėl turbūt, kad per visos įmonės parduoda maždaug 90% vakarų rinkai. Lietuva šiuo metu patenkinta prastos gamybos gaminiais atvežtais iš Azijos šalių. Vieni Brelytus Tekstil darbuotojai buvo bedarbiais 3 metus, kiti 6 ar 3 mėnesius. Bendrovės direktorius turi kasdien ilgėjantį sąrašą norinčių čia dirbti. Alytuje darbą susirasti yra labai sunku šiais laikais. Pažįstamam visaip yra ir kurios pusę metų, metus nedirba, ieško darbo, sunku susirasti. O šiaip aš tai ieškojau kokius pusę metų daugiau. Brelytus Tekstil ir jų partneriai iš Vokietijos Alytuje jau montuoja dar vienos naujos įmonės įrenginius. Ji vadinsis Bremunas Tekstil. Šioje bendrovėje bus audžiami ir marginami audiniai vyrų drabužiams.